išvarė Vilnių, dirbt prostą. Mama lik sveika, dar atglėbk ranką. Sveiki dar kartą, Dions radist čia, Rolkos nėra, bet šalia kolega, kuris prieš 5 metus ar 4 svečiavosi ZIP FM studijai, Mindaugėlis. Mindaugas Papinikis, taip tave ištarti? Sveikas. Papinikis. A daug pinigų turi? Nemažai. Arčiau mikrofoną prisidėk, tavo balsas taip gerai skamba, bet... A dabar gerai? Labai gerai dabar skamba. Sveikas, Mindaugai, žinok, aš tave ko gero paskutinį kartą ir mačiau ZIP-e, tik apačioj. Jo, man atrodo, kad mes daugiau kažkaip... Dar kažkur klube, man atrodo, kažkada Tarantino tu buvai rolą sutikęs, sakai, perdavai kažkoks linkėjimus ten. Aš tave šiaip matau, vat, ir teko ir kino teatre per ekraną matyti, bet žinai, atgalinio ryšio nėra, nepamojuoji, bet tu nieko neatsakai. Bet aš jaučiu, žinai. Jauti, ar? Ja, jaučiu. Labai smagu, labai smagu. Tai smagu, kad atvažiavai vėl po... Labai malonu, kad pasikvietėte iš tikrųjų. Kaip tu pats gyveni dabar? Gyvenu gerai, gyvenu darbingai, gyvenu įdomiai. Filmuojas? Ir filmuojuosi, ir bandau filmuoti ir pats, ir šiaip gerai leidžiu laiką. Gerą girdėt. Klausyk, mes kažkada tave kalbinom, iš tikrųjų, ta nuotrauka dar yra iki šiol Facebook'e. Ką norėčiau pamatyti? Tokie papiktinti, mes dabar naujai įsidėsim jau po 5 metų. Bet šiandien norėčiau pakalbinti tave ir pakalbėti vėlgi viską nuo pradžių. Nes daug kas matė dabargi tą naują Redirected filmą. Vova, naujas tavo sužibėjimas ir panašiai. Tai tu papasako, kur tu gimei ir užaugai? Aš užaugau Vilniuje. Kokiam rajone? Iš pradžių augau Žirmūnuose, po to, kai pradėjau mokyklą, persikėliau į Fabijoniškes. Tai geras rajonas užaugti. Naujas rajonas buvo tuo metu. Kokią mokyklą lankiai? Iš pradžių ėjau į Fabijoniškių 64 buvo vidurinė mokykla, po to įstojau į Gabijos gimnaziją. Tai nuo 9 klasės jau persikėliau į Pašilus. Pašilus. Rolas turėtų ką papasakoti, nes jūs čia vis tiek abu Vilniečiai, Rolas irgi augęs Viršulose ir Pašilose ir visur. Aš neatsimenu, žinau. Neatsimeni? Mes kažkaip ten būdavo su Viršulais tokį ryšį turėjom, bet kažkaip Rolą neatsimenu. Supratau, neįstrigo, ne? Klausyk, koks tu buvai mokykloje? Tu šustrekas, atsiskyręs ar su chebra? Nedrąsus menininkas. Ką, su ilgais plaukais? Jo, su ilgesniais plaukais. Ilgesniais plaukais. Tai tu muždavai ar tave muždavo? Ne, aš iš principo prieš smurtą. Ir jeigu kada nors ką nors esu primušęs, tai iš anksto labai atsiprašau. Ne, rimtai. Rimtai, tu toks gerėtis, mes, pavyzdžiui, jeigu žiūri, žinai, Bet ir pats gaudavau, ir pats esu gavęs. Taip. Personažą tai atrodo toks, ant judesiuko, žinai. Biški toks. Bet irgi toks, jie tik tai pabaido ir jisai iškart atsiprašinėt puola. Tai tu mokykloje ką, buvai meniškas, nežinau, ką piešdavai? Kokios tavo stipriosios pusės buvo? Nežinau, mokykloje aš iš principo mokiausi. Tai buvo geras moksleivis? Man patiko. Žinai, aš gal ne taip labai gerai atsimenu, kaip tenai buvo Fabijoniškių mokykla, bet tarkim, kai perstojau po to į gimnaziją, tai aš atsimenu, kad man iš tikrųjų patiko eiti į mokyklą ir patiko tenai mokytis. Ir buvo super grupio, iš tiek klasiokai, ne grupiokai, ir mokytojas, ir mokytojai buvo, ir šiaip labai gera mokykla iš tikrųjų. Nejausdavai kokios baimės, pavyzdžiui, užlipt ant scenos arba prie daug žmonių kalbėti, nes... Arba jausdavai, žinai. Jausdavai, ne? Jausdavai. Ir dabar dar jaučiu baimę ant scenos lipti. Žiauriai atsimenu, blemba, kaip kojas drebėdavo, reikėdavo sakyti kokią nors eilėraštį, užlipu aš ant scenos ir aš jaučiu, kad man kojas dreba ir aš galvoju, ar matosi, kad mano tos kojas dreba. Ir tada aš apie tai galvodamas pamirštu eilėraštį ir žiūriu į visus, o visi žiūri į mane. O kada tavo balsas toks? Visada jis toks buvo? Mes tada kad kalbėjom, bet papasakok tą istoriją. Toks žemas, toks sodrus, nesudrus, gal balsas duslus. Visą laiką buvo toksai žemas, bet aš turėjau tokią traumą, bet jau buvau universitete tada ir jisai va taip pasikeitė ir pasidarė toksai prikimęs.
Prikimęs. Prikimęs. Labai tau tinka. Jisai labai iš karto supranti, su kuo kalbi ir supranti, kas tas žmogus, nes iš balsų gali atpažinti. Iš tikrųjų, jeigu kam nors reikia skambinti, tai dažnai pažįsta iš balsų. Jo, taip, aš tai čia Mindaugas, jie sako, žinau. Jo, balsas tavo labai specifinis tikrai. Tai mokykloje mokysi, ne, kas tau geriausiai sekėsi? Man geriausiai kas sekėsi. Dailė, kūno kultūra, muzika. Aš nežinau, gal... Man iš principo visi dalykai patiko. Aš negaliu pasakyti, kad kažkas man... Tai gerai, kaip atsirado aktorystė tavo gyvenime tada? Aktorystė atsirado per kalbas. Aš mokiausi, kažkurioje tai klasėje mokiausi tokiuose kursuose ir po to mane tų kursų mokytoja sako, tai tu čia nueik, filmavo tuo metu, šitoje kino studijoje filmavo Robiną Hoodą. Amerikiečiai, ten toks buvo populiarus serialas, atsimeni? Taip, atsimenu. Ir jiem reikėjo vaikų, kurie šneka angliškai, aš ten šnekėjau angliškai neblogai. Kiek tau metų čia buvo? Nu, kokių 14 buvo. Man atrodo jo. Ir aš nuėjau ten užsiregistruoti į kino studiją, užsiregistravau, ir aišku, tenai manęs nepaėmė, aš ten užsiregistravau, ten visą supainiau, bet tai finale man kai 12 klasiai paskambino, sako, atvaryk į Masovkės filmuotis. Tai buvo vienas iš 1000, kuris bėga kalnų ir krenta? Jo, sen, bet tai būdavo 50 lengvų litų. Bet reikėdavo būti visą parą, ne? Ar kiek ten? Nu, kaip kada tenai buvo jau taip į vasarą link, ten taip pavasarį kažkaip jau buvo šilta, ateini ryte, prasėdi visą dieną, tai principė, kaip nieko neveikdama, ten kas nors ten su ruporu sušunga, perbėgam dabar visi į dešinę, žinai. Visi taip į dešinę, sėdi tenai, atsiranda hebra, atsiranda ten užsiėmimo, alaus kokio, žinai. Tai tada čia buvo pirmieji žingsniai, kad tu supratai, kad va čia visai tau patinka ir tu norėtum būti. Jo, aš tikrai nemažai pasifilmavau tose Masovkėse, man realiai labai patiko. Patiko ta atmosfera, patiko kažkaip būti tenai. Net nežinau, kaip pavadinti, ten, aišku, jokios ten, nei vaidybos, ten, nei ko nebūdavo, ten toksai daiktas vaikščiantis. O kai žiūrėdavai, pavyzdžiui, filmą, paskui, žiūrėk, čia aš, va čia mano koja. Buvo, žinau, vieną kartą realiai mačiau filmą, kuriam vaidinau Masovkę. Jo, ir kaip tik netyčia įsijungiau tą filmą, ten per TV1000 rodė ir kaip tik ant tos vietos. Geras. Ir tik aš tik prie, filmas pamatytas. Tai gerai viskas. Tai tu po mokyklos, po gimnazijos stoji į aktorystę, ar iš viso niekur nestoji? Iš principo beveik į aktorystę. Aš stojau į Gedimino technikos universitetą į vadybą. Tai yra pati meniškiausia specialybė, sakė, vienas dėstytojas yra tai pasakęs universitete, sako, pati meniškiausia specialybė visam universitete. Tai taip, iš principo į aktorystę. Supratau. Gerai, mes padarom trumpą pertrauką, poros dainų, įdėsim nuotraukas, su Mindė dabar įsidėjom nusifotkinam ir su senu fotiku tokiu instagraminiu. Tai galėsit po komentaruose rašyti klausimus, Mindė visus atsakys. Iki vieno. O paskui gal ir paskambinsim, nes turi išmušti kokių litelių vieną kitą iš kažko. Gerai, trumpą pertrauką, tai grįšim. 7:30 Lietuvoje, jūs klausote radio stoties ZIP-FM, čia radistų laida ir pas mus svečiuojasi Mindaugas Papinigis, a.k.a. Vova. Kaip dar tave galima pristatyti? Mindze, mes tavęs paklausim 3 gyvenimo momentų ir tu atsakėjai, atsiuntei nuotrauką labai gražią, kuri irgi atspindi tavo vieną iš pagrindinių darbų pomėgių, hobių, tai yra keliauti. Tai tu parašei pirmą dalyką, diena, kai išvyksti į kelionę ilgam ir toli. Gali pakomentuoti šitą? Nerealiausias jausmas, iš tikrųjų, nerealiausias jausmas. Kai... Čia už Lietuvos ar nesvarbu kažkur tau? Jo, turbūt už Lietuvos. Aš kažkaip nežinau, niekad negalvojau apie tai. Ne už Lietuvos, ne už Lietuvos. Kur toliausiai esi buvęs? Toliausiai esu buvęs Filipinuose, Borakai saloj. Super fainiai. Tai va, tai mes su bičiuliu prieš kokius 4 ar 5 metus išvažiavom į Kiniją. Ir atsimenu, būtent tuo jausmu vadovaudamasis parašiau tą sakinį, nes buvo, atsimenu, lėktuvas kažkaip labai anksti ir ten man reikėjo atsikelt ten ar ne 4 valandą nakties. Ir atsimenu, aš tada atsikėliau, užrakinau duris būtų ir
toks jausmas apėmė. Aš žinai, dabar varau į kitą pasaulio kraštą. Kaip jėga. Ir ilgam? Na, sąlyginai, mes ten pabuvom 1,5 mėnesio. Bet, labai daug aplankėm ir daug pamatėm ir... Dar neterėjo metu, sakė, dar smagi kelionė buvo į Kanus, kai pristatinėjote Redirector filmą. Ojo. Tai ką ten darėt? Su kitu bičiuliu važiavom į Kanus, vežėm į Kanus Redirected žvaigždę, žibutę, kuri yra keulė, kuri yra tikra keulė. Tai nėra negražus moters pavadinimas, jinai yra tiesiog keulė. Matėm ir jos draugas buvo Gvazdikas. Žibutė ir Gvazdikas ir mes... Ir jūs su mašina vežėte į Kanus? Jo, mes su tokiu dideliu piktu džipu išvažiavom iš Vilniaus į Kanus. Ir važiavom mes keliais negristais, nemintai. Ten tokia kelionė buvo, atrodo, kas gali atsitikti. Iš tikrųjų, neatsitiko nieko blogo. Ir kompanija buvo nuostabi, ir tos keulės irgi jos... Bet keulė yra, toks gyvūnas, jis gyvūnas yra fainas. Jis kaip ten paėda, ten pamiegojus, yra pagerus. Jinai praktiškai nuo katino nesiskiria. Bet. Taip, kai keulė pradeda stresuoti, keulė pradeda žviegti. Ir keulė pradeda žviegti taip garsiai. Ir tas jos žvygimas, jisai tokius jausmus viduj sukelia. Užkyla adrenalinas. Aš atsimenu, mes jas berods kažkur tais apie Čekiją buvom sustoję pabūt, vienu žodžiu. Ir tos keulės taip pražvygdino gerai. O tai ko jos stresuoja, aš nesuprantu, jos įsigąsta kažko? Mes jas vežėm tokiam specialiam vežimo garde. Ir mes jas ištraukėm, išleist, pasivaikščiot ir panašiai. Ir mes jau buvom nusprendę, kad kažkur tai tenai netoli ieškosimės nakvynės ir gulisim miegoti, nes nemiegoję važiavom ten tų kilometrų. Keulės taip pažvėgė, minučių 15-20. Mes tada sudėjom viską gražiai atgal ir aš žiūriu aš kaip naujas. Žinai, ne tai, kad pamiegojęs, bet kaip paimtų mane kas nors už kojų ir taip prapurtytų kaip pakelėlė. Aš toks gyvas, viskas normaliai. Ir aš nuo Prahos tada ir nuvairavau kažkur iki vidurio Vokietijos. Normaliai, be jokio streso. Va, tai tas žvygimas. O tai Kanuose ką jūs su tam keuliam? Kanuose mes, nežinau, ar kanam keulės vežėm parodyti, ar keuliam kanus. Kanus ar kanus. Bet iš tikrųjų keliavo Lietuvos kino žvaigždės į pasaulio, turbūt, kino sostinę. Tai teko jums parodyti kažkam, tai pamatė, kaip žmonės reagavo. Taip, tai keulės susipažino praktiškai su visais Kanų lankytojais tuo metu. Jūs turbūt labai atkreipė dėmesį į visus, ar ne? Tai ne mes, tai keulės. Bet vis tiek, jeigu šalia jau eini vedžioji keulės. Taip. Šeimininkui visas. Jo, buvo toksai momentas, kai mes tik atvažiavom ir ėjom per Kanus su tom keuliam ir kažkaip Andriuškai reikėjo kažką tai padaryti ir ten Andrius nubėgo ten prie mašinos, atrodo, ar kažką, ir aš likau su keuliam tam ir žiūriu, prieš mane išdygsta policijos būrys. Bonjour, čia prancūziškai, ar ne? Bonjour. La keulį. Ir jie į mane ten kažką, priešais, būrio prieš akį buvo tokie, iš tikrųjų labai graži moteris, policininkė. Ir jie tokiu tvirtų žingsniu, taip tach, prieina ir kažką sako, lilia. Aš sakau, atsiprašau, English, please, speaking. English sako, sako, jeigu English, tai gal galiu aš su keuliam nusifotografuoti. Aš tokis, kas? Taip. Jeigu mūsų čia nebausit. Geras. Ir tada pasifotkinu. Su keuliu, mane? Jo, patinka. Geras. Antrą tu gyvenimo momentą parašei, irgi susijusi beje su kelionėm. Momentas, kai sėdė ant motociklo, vėjas į veidą ir saulė į pakaušį. Tai turi mocą? Jo, turiu mocą. Patinka važinėti, ar ne? Dabar irgi atvažiavęs, ar ne? Ne, dar taip rimtai sezonų netidaręs, dar tik taip biškai užvedęs buvo porą kartų.
Jo, turiu nerealų motociklą. Java? Labai panašus yra Kawasaki vadinasi. Kawasaki, jo, čia turiu nerealius draugus ir nerealų brolį, kurie man 30 gimtadienio proga padovanojo motociklą. Wow. Jo, tai tai ne tas žodis. Tai tu čia tas motociklininkas dar šviežias toks, ar anksčiau irgi mėgai? Ne, anksčiau mėgau, anksčiau irgi važinėjau motociklu, bet dabar jau... Jau Kawasaki. Jau dabar turiu Kawasaki. Ir trečias momentas gyvenimo, kai režisierius sako veiksmas. Jo, tai yra... Tai net nežinau, ar gyvenimo, čia yra toks... Žinai, aš taip traktuoju, kad man tas, žinai, kinas ir apskritai visa su tuo susijusi patirtis, su filmavimais, tai toksai, yra kažkokia tai dovana, nes tai aš dabar galiu tai pavadinti, kaip tarsi mano kažkoks hobis būtų. Ir tokio jausmo, kai viskas sustoja į savo vietas, kai ten sustoja ten šviesos, kamera, ten garsas, ten visi pasiruošę. Jo, visi pasiruošę. Režisierius, žinai, jau išnupoja tau į pakaušį ir sako, veiksmas! Ir, taip viskas pasikeičia viduj ten, taip, nežinau, sunku apibūdinti tą jausmą, bet tai įdėvinė. Geras, jo, tai yra kažkas tokio. Čia vėliau bus klausimas, bet aš dabar peržvelgiau ir mūsų klausytojus klausimus, sako, kodėl tau atitinka visą laiką beveik blogiuko vaidmuo. Dėl balso? Dėl tavo išvaizdos? Kaip tu galėtum pats? Nes tu labai tu gerėtis, gerai atrodai. Aš nežinau, kodėl, gal iš tikrųjų, gal balsas turi kažkokios tai įtakos tam, gal tie mano keli žymesni pasirodymai kine, gal jie kažkokios irgi tam įtakos turi, nežinau. Sudarė tokį įspūdį, ne? Turbūt, bet man atrodo, aš puikiai galėčiau ir suvaidinti. Gerėti labai Don Juaną. Net nebūtinai Don Juaną, tokia gal, kai nelaiminga dėti. Gerai, mes padarom vėlgi trumpą pertrauką ir dabar jau grįšim su klausytojų klausimais. Juos galite užduoti Facebook'e, radistų grupėje. Ten yra įdėta ir mūsų nuotrauka. Yes, tuo mes grįšim. Gerai, grįžtame į tiesioginį eteriuką. Čia radistai ir Mindaugas. Dar Laurinas klausė, gal neišgirdo, bet balsas nuo gimimo toks? Trumpai dar primink. Ne nuo gimimo. Buvo kažkoks atsitikimą turėjau jau. Ir jisai toksai patapo. Kokį motociklą vairuoji, koks modelis, kokie metai ir tavo įspūdingiausias atsiminimas vairuojant jį? Tai Kawasaki? Čia geras klausimas. Jo, Kawasaki Z550, 83 metų. O, kaip per gimimo? Jo, čia tokia mintis ir buvo. Kokį mėnesį tu gimęs? Aš Liepos. Aš Birželio. Birželio 25, aš esu vyresnis už tave. Bet tu jaunesnis atrodai. Ačiū. Bet tu iš balso vyresnis atrodai. Palaižau, čia nepalaižau. Klausyk toliau. Algimantas klausė, visi apie balsą, o apie asmenybę. Kiek kartų susižvengiai filmuojant Zero tą vietą ar vedusią, ar kaip čia, ar čpokintum vedusią? Čpokinčiau vedusią. Jo. Kaip aš nieko nežinau. Vyrai, jūs mane realiai sumaišėt. Kiek kartų susižvengiau, žinok, man atrodo, kad nesusižvengiau visai, nes nežinok, atmosfera tenai buvo ganėtinai įtempta. Nes hebra rimta, tiek Kęstutis, tiek Ramūnas. Daug teikų neturit, viską reikia padaryti. Ten neteikose buvo, ten, žinai, tokiam nusistatėme, tokia, žinai, energetikoje, kai jie, žinai, iš tikrųjų mane realiai spaudžia. Ir aš pasidaviau tam spaudimui, suspaudė mane tiesiai į bagažniką. Mindaugai, kur ir kokį save įsivaizduoja po 5 metų? Silicio slėnį įsivaizduoju startupindamas kokią nors IT projektą. Greičiausiai su kokiais nors ryšiais susijusi. Prašau, tai? Ne. Neįsivaizduoju, žinok.
Negalvoju. 5 metų. Ant motociklo tikrai būsi dar. Jeigu ne ant motociklo, tada neįsivaizduoju. Kada kita serialo serija? Čia yra komercinė paslaptis. Va. Aš nežinau tiesiog. Realiam gyvenime esi panašus į savo pagrindinę rolę Vovą? Esu praktiškai išlietas Vova. Ypač kai padauginu alkoholio. Ar norėtum, kad tavo balsas būtų kitoks? Kas iš mūsų nėra Vova, kai padauginu. Nu taip, kas nėra. Ar norėtum, kad tavo balsas būtų kitoks, klausė Greta. Greta, žinok, aš asmeniškai, žinok, aš jo jau nebegirdžiu. Aš tiesiog jo gal naudojuosi, kaip pasakyti, nežinau. Nu taip, naudojasi kalbė. Jo, vartoju jį. Ir taip. aš visiškai esu patenkintas. Nors ne, lemba norėčiau. Šiaip, kad dainuot galėčiau, vat jo, Greta. Norėčiau, kad būtų stipresnis balsas. O dainuot negali? Nu, vat nelabai gaunasi. Bandai kada, vis tiek. Bandai. Aš chore, žinok, dainavau mokykloje labai... Bet tai gal labai žemų galėtum padainuoti, kur nereikia daug aukštų staukti. Tipo. Nu, toks. Pasitreniruoti reikėtų turbūt. Kokia pravardė tikram gyvenime tavo? Kokia tikra pravardė? Mindzė, ja. Ką veikia laisvalaikiu, kokios muzikos klausai? Lukas klausė. Muzikos klausosi, labai man patinka Rusiškas. Rusiškas Tom Waitsas. Tarp kitką, žinok, buvo iš tikrųjų šitam buvo šitam Kalvarijų gatvėje, tam klube buvo atvažiavę rusai, kurie yra inspiruoti Tom Waitso ir jie dainavo rusišką Tom Waitsą. Supratau. Jo, man dar patinka labai Bruce'as Springsteenas, Brianas Adamsas, visas rokas man patinka, ten Offspring ir ten visi. Labai. Gerai, dabar, žinai, pereikim prie gandų ir mitų. Mitas ar tiesa, nes mes internete prisiskaitėm, žinok, apie tave visokiausių dalykų ir vienas iš jų yra apie paršiukus. Tiesa ar mitas, jog važiuodami į Kanus pristatyti filmo Redirected vienu metu buvote pametę savo paršiuką talismaną? Žibutė ar gvazdikėlė? Matai, tai jau gan senokai buvo ir daug tenai tų įvykių. Aš, žinok, nenustepčiau, kad iš tikrųjų būtume mes jį pametę, bet po to suradę ir laimingai tęsę kelionę. Tiesa ar mitas, jog norėdamas įgauti savo blogiuko balsą, vien po trumpikimės žiemą dainuodavai 3 milijonus savo balkone Žirmūnuose? Čia, žinok, Netiesa, aš tai dariau be trumpikio. Delfi komentarai tai prašo, tai mes. Netiesa? Jo, aš be trumpikio dainuodavau. Tiesa ar mitas, jog esi nuostabus kulinaras ir viena tavo gyvenimo svajonių, nuosavas kulinarinis šou televizijoje bei tavo vardo makaronai parduotuvių lentynose? Gamini maistą? Taip, gaminu maistą, bet neturiu aš tokių televizinių svajonių, aš daugiau, jeigu kada nors ir turėčiau kažką, tai turbūt kokį kioską prie kokios nors šiltos jūros ir daryčiau žuvį. Žuvį? Kada norėčiau, taip. Tiesa ar mitas, jog Vinnie Jonesas itin jam patiko tavo vaidyba ir jis tau pažadėjo vaidmenį savo filme ateityje? Teko persimesti, nukalbėti su juo, vis tiek, aš manau, kad... Mes su gerbiamu Jonesu kalbėjomės, bet jis neišreiškė tokios ypatingos meilės mano personažams, nors yra davęs suprasti, kad gal visai ir nieko. Nežinau, gal jis kažkam kitam yra sakęs apie tą vaidmenį, tikiuosi taip. Tiesa ar mitas, jog laisvalaikiu groji skudučiais lietuviško folkloro grupėje Lietutis? Irgi toks gandas, mes norim įsitikinti. Mitas, aš skrabalais skrabinu. Skrabalais. Gerai, Mintė, atsakyta, gandai, tiesa ar mitas, viskas padaryta. Dabar pereisim prie vieno labai rimto fizinio dalyko. 50 atsispaudimų. 50, bet neatsispaudimų. Ne, yra tokia lentelė, aš tau ją parodysiu, čia yra pavardės. Pirmoje vietoje yra Justinas Jankevičius, paskutiniai Paulius Ambrazevičius. Prieš paskutiniai yra tavo dievukas arba tavo draugelis Emilis Vėlyvis. Ką jie darė, kaip tu galvoji? Tai man dabar klausyk, reikės neperspjauti Emilio, nes neduos daugiau vaidmenų. Na, nežinau. Nu, prieš paskutinis irgi visai nieko. Nu, gali po Vėlyvio būti. Matai, Vėlyvis blogai
padarė tai, kad jis nebaigė distancijos. Ką jisai galėjo daryti? Tai žinok, mes tau tuoj viską supasakosim, už vienos dainos mes grįšim tą užduotį ir atlikti. Grįžtam į tiesioginį eterį ir ką dabar? Mindaugėlis Mindzė bandys balioną pūst. Kaip jam seksis, pažiūrėsim. Apžiūrėjai savo priešininkus, kas tau labiausiai įsiminė? Trats? Jo, Žilva. Gerai su jais, jis pas mus buvo Žilvinas Tratas. Jo, puikiai, mes su Žilva draugai. O serialė? Serialė mes nuo mokyklos draugai. Первого класса. Да, с первого класса, хорошо. Tai va, žiūrėk, viskas labai paprasta. Puti balioną tol, kol jis susprogs, aš nuimu laiką. Kuo greičiau sprogs, tuo greičiau laikas ateis ir... Man pasakysi, kada pradėti, ne? Jo, palauk, aš tik tai nusiėmu tada. Va. Tai kai tu tik būsi pasiruošęs, Vovočka. Davai, поехали. 3, 2. Gerai, žiūrėk, kaip jiems sekasi. O, papa. Taip, škai sprūdo. Turėtų sprogt kažkada. Titas net atsilošęs. Ką daryt man? Susukčiavau. Tai čia sprogo ar įsprūdo? Sprogo, ar ne? Vienas gabalas ir kitas. Tai ką, mėly draugai, ponios ir ponai, Mindaugas, kaip tu galvoji, kiek laiko turėjai? Aišku, greičiausiai. Nesi pirmoje vietoje, bet žinok, tikrai žymiai geriau už Emilį Vėlyvį. Tavo laikas 23 sekundės ir 400. Tai jeigu taip pasižiūrėjus, tai tu esi 6 vietoje. Labai gera vieta. Nieko jį nereiškia. 6 vieta, viskas labai normaliai. Taip. Tai ką, sveikinam sudalyvavus. Labai malonu. Galėjai geriau Gal ar... kokį prizą galima vis tiek rungtys? Mes duosim prizą tau. Gerai. Duosim, mes specialiai, žinok, laukiam pabaigos. Klausyk, kitą valandą aš noriu, kad tu dar šiek tiek pasiliktum, nes nuo 20 valandos mes pradėsim skambinti. Ir pradžioj, kažkiek dar minučių, tikrai tave išnaudosim, kaip su balsu galėsi paskambinti kažkam. Nes mūsų, žinok, klausytojai registruoja savo draugus, jie nori, kad skambintumėm. Paskambinam kam nors ir pranešam kokią nors gerą žinią. Gerą žinią? Gerai, su tavo balsu. Davai. Gerai, galėsim padaryti. Tai aš dar baigiant interviu tavo, galėtum, taip dabar, jeigu taip viską baigiant, palinkėti savo fanams, nežinau, jauniems žmonėms, kurie seka savo svajonių ir, tarkim, nežino, ko nori būti ir kaip atrast, kad gyvenimas sektųsi ir jie būtų laimingi. Galvoju, kad klausykit savo širdies, jinai jūsų niekada neapgaus. Tu klausėjai? Ar dar vis ieškai kažko? Aš vis dar klausau jos. Dar vis klausai? Vis dar taip man šnabžda. Ką? Garsiau gali pasakyti. Bet jau turbūt pasakys kada nors. Supratau. Tai ką, mėly draugai, čia buvo Mindaugas, a.k.a. Vova, iš pasmerktųjų. Kaip tave vadina? Hansas. Hansas be pavardės, man atrodo. Nenušovė tavęs? Nenušaus? Dar ne, ar nenušaus, nežinau, čia kaip pasiprašysiu honoraro, kiek tu. Supratau. Kuo daugiau tu grįšiu.